mes atrodėm klaikiai, kaip komanda, kuri iš atskirų žaidėjų susirinko vakar. Na, panašiai gal ir buvo, mes buvome daugiau laiko filmuoti, bet nesijautė nei jokio komandinio žaidimo, nei darnos, nei paklustumo. Žodžiu, nebuvo disciplinos aikštelėje, o pasiekos pralaimėjom. Klausimai, prašom. Kokių trenerių imsitės priemonių, kad nepasikartotų šių rungtynių scenarijus? Na, priemonių imsimės. Derinsim savo puolimus, kur turėjom labai daug problemų. Ir bandysim iš kiekvieno iš mūsų žaidėjo išmušti norą šiandien būti varžybų herojų. Nes mes praradom pagrindinį, ką mes turėjom, tai komandinę dvasią ir komandinį žaidimą. Dabar, kaip ir minėjau, atrodom, kaip kiekvienas žaidžiam už save. Net nesuprant, kodėl po mėnesio traumų Jomantui atrodo, kad jis šiandien bus tas žmogus, kuris laimės rungtynes. Čia tik visi mažas metas, daugiau mes turim tokių žaidėjų. Ir šitą bandysim išgyventi vėl tapti komandą. Kaip sakėte, kad iki pat ketvirto kėlinio praktiškai nebuvo tokių tritaškių. Ar čia geros gynybos, ar įtampos, ar kažkokios kitų priežasčių rezultatas? Na, aišku, Žalgiris žaidė maža komanda, nes Klimavičius buvo didžiausias jų žmogus, mes irgi bandėm, bet prieš Šalininką ketvirtoje pozicijoje mes galim tik pastatyti Jomantą, kuris, žinom, nėra metikas, kuris galėtų daugiau ieškoti situacijų gal po krepšių žaidžiant, bet jam atrodė, kad jis primas. Na, nenorėčiau nieko kaltinti žaidėjų, žaidėm taip, kaip žaidė. Ir yra, na, gal sakyčiau, to, ko labiausiai bijojau, kad po traumų susirinkę mes nebūsim tą komandą. Bet serija ilga ir mes manau, kad mes ją tapsim. Šiandien Tadą Klimavičius stabdė prieš dviese, bet jisai vis tiek paleido. Ja, mes turim gal brangių žaidėjų, bet neturim nei vieno žaidėjo, kuris galėtų sulaikyti. Ir čia aš norėčiau matyti daugiau iniciatyvos ir jeigu jums teko skaityti spaudą ir mano interviu, jeigu Klimavičius mums pelno daugiau negu 15 taškų ir nuima 50 taškų, mes turim problemą. Šiandieną jis pelnė 20 taškų, 22 taškus ir nuėmė 9. Lygiai to grafiko, apie kurį kalbėjau. Ir aš manau, čia mūsų yra didžiausia problema. Kadangi mes ruošėmės, kaip į tą daryti, bet vėlgi iškelimas tai neparodė. Treneri, paskutinis Šalingos metimas, atrodo, turėjote priekaištų jam už tai. Taip, mes turim švaraus žaidimo taisyklės. Mes nuėmėm gynybą, duodami tuo suprasti, kad mes nekovojom 15 sekundžių paskutinių, mes susitaikom su pralaimėjimu ir nematom, sakysim, to iš vis tikslo toliau kovoti, kadangi mes pripažįstam, mes esam šiandien silpnesni. Ir tai yra garbės žaidėjų kodeksas. Paskutinės atakos nedarai, nes visi tą supranta, žaidėjai sveikinasi ir tuo metu metamas kamuolys. Krepšiai aš buvau geresnės nuomonės negu apie Šalininką. Tai yra smūgis į nugarą. Aišku, tai nėra priežastis ir nėra jokio skirtumo, ar tai ten tiek taškų ar tiek, bet tai yra kilnaus elgesio taisyklės, kurių mes turim laikytis aikštelėje. Daleiskim, netgi aš ir kaip ir treneris turėčiau gal nemažai priekaištų teisėjams, dėl to, kad per pirmus 2 kėlinukus mes metėm 6 baudas, o Žalgiris metė 18. Bet kadangi teisėjai dirba savo darbą, aš priekaištų jiem kaip ir nenoriu pareišti. Ką Dainius jums sakė tada, kaip pažiūrėt kritiką? Ne, aš jo neklausiau, nes nėra pasiteisinimų tokiuose dalykuose. Nes nėra, ką čia teisintis. Ten kažką bandė aiškiai, toli, netoli. Paprasčiausiai tokiu atveju kamuolys dedamas ant žemės. Nu, yra dar vienas būdas pasityčioti, ką darydavo anksčiau Serbai. Tai tokiu atveju parita į mūsų suolelį kamuolį, atiduoda treneriui, pasityčioja aplamai iš komandos. Dar vienas būdas yra, likus 2 sekundėm iki galo paima minutinę pertraukėlę ir nieko nedaro. Tai čia yra tokių tų blogumų, mes žinom. Bet nesinori nei mums naudot, nei nenorėčiau, kad prieš žuvį tą naudoti, nes čia vėl viskas ateina iš Balkanų, iš Serbijos prigalvoti va tokio viso. Na, bet žaidėjas, Šalininkas žaidėjas dar jaunas, gal ateityje. Gal išmoks. Kažkada visi mes išmokom žaisti. O sakykit, jūsų žaidėjai susipažinę su tuo kodeksu etikos? Taip, mes nepuolam. Mes nepuolam nei prieš Marijampolę, kai lieka. Mes palaikom kamuolį, padedam ant žemės ir nueinam už jaus komandą, kuri pralaimės.
Trenerikai į aikštę turėjo palikti Watsonas ir Begičius. Turėjote jaučiu, kad perlaužyti rungtynes ir galbūt per aukštą? Šalia kabinomės, sakyčiau, padarėm tokių neteisingų sprendimų. Jeigu, sakysim, pernai mes turėdami Čeką Eiconą reikiamų momentų, mes sugebėdavom papasuoti kamuolį ne laisvam žmogui, bet reikiamam žmogui. Tai šiemet mes to kol kas negalim padaryti, kadangi mums, aišku, gaunasi metiko pozicijoje silpniausiai metantys žaidėjas į krepšį, po krepšių gaunasi mažiausias. Reiškia, mes žaidžiam, mes nekontroliuojam situacijos paprasčiausiai. Mes žaidžiam tą, ką priešininkas mums primeta. Na, ko pasakoja. Ačiū, kolegos.